Mėgstu užkandžiauti, tai pasižiūrim, kokius užkandžius randu Mauricijui. Tai vienas mano mėgstamiausių dalykų atvykus į naują šalį yra nueiti į maisto prekių parduotuvę ir apžiūrėti produktus, kurių gal nerašiau Lietuvoje. Tai tą ir padarau. Šiaip pasiūlos tikrai yra nemažai. Aišku, aš visą laiką kokoso vandens pasiemu, nes jis visur būna pigesnis negu Lietuvoje. Tada, aišku, pasiemam keletą bomžpakių paragauti. Taip nematytų įvairiausių užkandukų. Čia vienas labai patiko. Su raugintais agurkėliais trapučiai. Dar su pilėsniu sūriu ir kriaušim radau, visai neblogas. Aišku, guminukų sekcija, Osvaldai, kas labiausiai patinka. Kur kioskelį būdavo vaikystėj, ten po 2 centų kainuodavo, kur yra tokia mažytė tubytė, pudingėlis su želė gabaliukų kokosinių. Kam ryžių 20 kg, čia pas mus anglis pardavinėja grilius, o čia va, prašau. Ta prasme, ką pamačiau, galim nepasiimti. Ką? O kodėl pas mus dėžutėse nėra, ką? Tai gal padarome unboxingą ir tastingą, kaip sakot, kitoj daly.